O dabar mes laiko mašina nusikeliame į legendinius Jono Meko laikus. Štai mes esame toje užupio dalyje, kuri yra labai pasikeitusi ir atrodo visai kitaip nei 20-ojo amžiaus gale. Galime keliauti į priekį, kol pateksime į vieną iš pagrindinių užupio gatvių. Ir kaip jūs manote, kaip vadinasi ši siaura gatvelė? Štaigi, kaipgi be angelų užupis. Ir ši gatvelė vadinasi Jono Meko. Pabandykime atspėti, koks bus kitas žodis. Skersas gatvis. Ne. Skersvėjis. Ir staiga iš nespalvotos praeities mes šokame į spalvingą ateitį, nepaisant to, kad pasaulyje vyksta labai baisūs dalykai. Reikia neprarasti vilties, kad galiausiai čia įsivyraus didesnė ar mažesnė taika. Ir mes dabar galime nusileisti žemyn pas užupio angelą ir truputėlį su juo pasišnekėti. Laiko mašina išsilaipinome prie žymiojo užupio angelo, kuris simbolizuoja Užupio Respublikos laisvę, kūrybinę laisvę. Ir čia atsirado 2002 metais, kaip juokaujama, išsirito iš kiaušinio, kuris dabar stovi, jeigu žinote, Pylimo gatvėje prie legendinės Nemuno parduotuvės. Angelas pastatytas atminti užupio globėją Zenoną Šteinį ir jisai stovi ant 8,5 metrų pjedestalų. O kiaušinis buvo pastatytas prieš tai dėl to, kad skulptorius Romas Vilčiauskas nespėjo laiku priduoti projekto ir tam, kad būtų kažkas pastatyta, laikinai buvo čia priparkuotas kiaušinis spalvingas, kurį, kaip minėjau, galite rasti dabar netoli Sodų, Gėlių gatvių, netoli, žodžiu, stoties pakeliui į stotį. Na, o buvo laikas, kai iš tikrųjų 20-ojo amžiaus gale nelabai kas norėjo čia gyventi, nes užupis priminė griuvėsių krūvą ir visi bėgo į Fabijoniškes, Pašilaičius ir tai buvo prestižo reikalas. Bet dabar 21-ame jau amžiuje, kai viskas buvo atkurta, atstatyta, manau, kad tai jau yra atvirkščiai. Daug kas turbūt norėtų čia gyventi, pasivaikščioti šiomis jaukiomis gatvelėmis galime ir mes. Čia dabar yra įsikūrusių įvairiausių galerijų, kavinių ir šiaip užupis prigijo naujam gyvenimui. Na, o dabar keliaukime į žymųjį Tibeto skverą ir truputėlį pakalbėsime apie jį. Tibeto skveras. Kažkada 2001 metais čia lankėsi ir Dalai Lama 14, kuris gavo užupio garbės piliečio vardą. Vėliau Tibeto rėmimo grupės iniciatyva buvo sukurtas šis skveras, ši erdvė. Ir berods 2013 metais pats Dalai Lama 14 tą skverą ir atidarė. Ir žinoma, galime čia truputį dar pasižvalgyti ir kaipgi būtų užupis be Vilnelės, kuri teka per Vilnių, o mes kulniuojame
tolyn. Net lapkričio mėnesį Užupyje pirmadienį knibžda nemažai žmonių, turistų. Ir aš dabar keliauju tokią vieną labai įdomią vietą, kurią mes netyčia su žmona atradome filmuodami mūsų pirmojo muzikinio klipo scenarijų Šerkšno tylos dainai Išlaukti. Mes tiesiog išlindom iš vieno iš šitų bromų ir ekspromtu nuėjom čia. Ir dabar einame kartu pasižvalgysime, kągi mes čia regime, ogi prisiminimai. Itin tinkama tema laiko mašinai. Štai patenkame į įdomų kiemą ir galime čia truputėlį pasižvalgyti, kokių įdomybių esama. Beje, paskui labai nustebome, kai mūsų montažo režisierius mums atsiuntė vaizdų, įrodančių, kad ir žymus aktorius Rolandas Kazlas čia taip pat filmavo vieną iš savo klipų. Štai kogi čia tik nėra. Dviračiais galima pasivažinėti ir sienomis. Ir ne tik dviračiais, betgi ir kadangi artėja žiema ir rogutėmis. Čiuožiame toliau. Siauromis Užupio gatvelėmis laiko mašina. Keliaujame tolyn per praeitį, dabartį, į ateitį. Ir čia iš tikrųjų už kiekvieno kampo galima pamatyti ką nors įdomaus. Štai, kadangi jau pamatėme laivą, tai traukiame atgal link Vilnelės, link tilto, plauksime tolyn, o jūs spauskite stebėti kanalą Laiko mašina. Štai šis tiltelis jungia Užupį ir Paupį, kuris turi savo istoriją, o tiltai, kadangi jie skirti, kad sietų, jungtų žmonės, tai mes šį reportažą simboliškai ir baigiame kitame Vilnelės krante Laiko mašina.